Aš nieko, niekam neturiu ką įrodyti. Mano įmušė ir tu pradėjai. Ką tada? Atvedžiau Kamilę į normalų barą. Mes Kopenhagen. Kokių čia turim reikalų? O, ir balkoną netgi šį kartą turim. Galok. Opa. O, prasideda. Wow. Nieko sau reikaliukai čia iš balkono mūsų. Ką, šiandien yra 25, pati kalėdų diena, pats įkarštis. Ką varysim veikti? Varysim, gersim, supsimės, valgysim, turistausim. Eisime kalėdinę mugę, ką jis nori pasakyti. Paspaudai. Oho, šaltukas spaudžia. Saulė šviečia. Saulė šviečia, spigina, kur mes čia esam, ar kažkur tai tropikuose? Gaila, bet ne. Nu va, ir eglutė. Pirmoji eglutė. Čia taip pagrindinė skaitosi jų eglutė. Gan liūdnokai atrodo. Pala, va dabar mes čia kažką radom rimčiau. Sumuštiniai. Ne, bet čia yra jūsų šitie sumuštinukai, aš googlinau. Tai aš tau noriu ryte pusryčiam padaryti. Nu, jeigu tu man va tokius padaryk sumuštinukus pusryčiam. Šitą galiu padaryti. Su kiaušiniu galiu padaryti. Nu kam tu meluoji? Nu kada tu pradėtum man tokius sumuštinius daryti, tai vaikeli, tu žinai kaip gyvenimas pagerėtų. Kam? Tikrai ne man. Turim glog. Kas tas glog, aš taip ir nesupratau. Karštas vynas. Opa, kaip čia žinai? Dabar espreso 4 centai. 6 eurai su centais kapučino. 6 pem. Ir čia dar gatvelį kioskę. Neblogai. Ką tu imsi? Aš paimsiu dabar espreso, išaus ir iškart vyno. Gerai. Nusprendėm vis dėlto pasimti po double espresso. Už 4,30. Už 4,30. Latė, jeigu norėtumėt 6,50. Latė 6 pem. Manau, biškai reikia pasitaupyti save dar prieš visus gėrimus. Tai į sveikatėlę, o paskui bus konjakas su karštu šokoladu. Karo čia link to bokšto, šiaip labai gražiai atrodo. Biški duoda Praha. Biški kažkokia vaibuka duoda. Duoda biški. Man tai Skandinavija labiau primena, bet okei. Biški šitas pats. Iš mūsų kalėdinės mugės jau girdisi klyksmai. Žiūrėkit mano auskarą, visi komplimentina vėl. Santa. Kaip biški valgyti sumaniau. Gal prieš karuselės nėra pati geriausia idėja, nu bet it is what it is, kaip sakom. Tai šitą man. Bam, va tokį va gavom aparatą. Pažiūrėk, ta kur valgyti nenori. Aš tik paragau, tik tu žinai mane. Man taip gailėt tau to iškristas hodogas. Tu tai nenori. Ai kaip šalta, ne Kamilė? Ai kaip šalta. Nu kažkas valgo, tai nevalgo. Kaip kalėdiška muzika varo? Techno, biški, čia suprantu partija, ne? Nu, Kamilė pasiruošus linksmybėm. Kaip ten be jokių eilių, be nieko labai greitai. Na, einam, pažiūrėsim, kai čia bus, blemba, aš prisivalgiau, kavos prisigėriau. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Jau prie vynelio iš karto? Su Romu. O Jėzau Marija. Salta vaikščio. O Jėzau Marija. Latte. Andiui. Ei, man taip nepatinka. O.
Gerulis vynas, 10 abarotų. Jaukus nemesteliokas toksai padarytas kalėdinis. Ką? Labai jaukus. Pakirdžiukai posvas spėgia. Ne, aš nespėgiu niekada. O, gera. Kamiliukai jau linksma. Liūdnai. Anu jo, nes tuščiau. Wow, kas čia vyksta, virš galvos laksto. Šitą. Matau. Va, man ant šito. Šitą iš vis. Šitą. Tai varom ant traukinuko? Ką? Varom. Netilpsime šitą. Ups. Filmuoti negalima, taip kad dedu aš jumis į kišenę. Susitiksim traukinuke. Kaip manai, bus smagu, Kamilė? Tau tai ne. Man bus labai smagu. Wow, iš karto atsigavau. Dabar po karuselio reikia biškį atsigaivinti ir tada eisim pavalgyti, ne Kamilė? Gerai, ragavom kiauliuką, pafotkinam Kamilę ir tada tęsim savo atostogas pagaliau vėl normaliai. Oso. Ką? Sufilmuok savo ir po to nevalyk. Ką? Juokas iš manęs pastoji. Parodyk tą burgerį. Su kiauliuku. Labai gerai. Kaip čia šitą fotkinsiu? Reikia kažkaip tai atidirbti man čia kuo greičiau. Reikia pagauti gerą kadrą ir tada galim pagaliau suptis vėl. Jūs nepatikėsite, ką mes radom. Žagarėlių. Can I have 3? Ne? Atsiųsk man. Atsiųsk man pinigų. Tu man atsiųsi į nosį? Thank you. Tau patiktų, jeigu tu nueitum. Bet pažiūrėk į eilę. Čia taip, eina taip. Karočią, gal einam prie kitą. Jinai buvo daug trumpesnė negu kur ką tik. Ne, bet čia mažiau žmonių gali leisti per vieną kartą. Čia tiesiog vienas šikai kelnes, dėl to mes nueinam. Tai einam ant to, pažiūrėt, kaip tas atrodo, kitas. O tai tos, kur sukasi? Ne, tas tai nesąmonė. Ką jis suka? Aš nesu, kur mes negalim eiti. Nieko, va, eik ant šito. Alio. Ką? Ant šitoj. Užteks to Oi. paukštis? Nebijau aš tokio. Nebijau aš tokio. Ne, niekada. Šitas biški boring atrodo, galiu pasakyti. Kad tu išlikai. Nu, pagaliau. Žiau bėga, jau Kamilė bėga. Aš laikausi sameškinu už rankų, kad nebūtų baisu. Laikyk. Jis mane laiko. Nepadės, Kamilė. Po traukinuku biškį nubodo, ne?
Man tai šitas žiauriai nesaugus, man nepatinka, kai šitas juda. Aha. Nu. Bet ir man biškai juda, žinok. Nu, tas pats per tą patį. Žmonių nėra. Kamilė vis mane kalbina eit ant šito ir aš, žinot, nusprendžiau, aš niekam neturiu ką įrodyti. Aš buvau tarp debesų. Aš literaliai debesuose. Wow. Oh my. Tu myšnis. Aš buvau tarp debesų, man šito nereikia mano gyvenime. Galėtų biškai greičiau, čia tik tai pažiūrėk keli žmonės tau. Nu, tai va tas ir yra, čia žiauriai lėtai. Čia neapsimoka. Paprasčiausia laiko nėra. Ne, aš tai man neapsimoka, bet tu taip įeiti. Rinkis, Kamilė, arba mes čia laukiam valandą, ar mes atsisėdam, karočią, čiūrų pavalgom. Tu sakai, nevalgysi Tai tu valgysi mulled wine, atsigersi. Nenoriu aš valgyti. Pala, pažiūrės, kaip čia greit veikia. Na gerai. Ne, aš noriu ten suptis, nei ką. Aš noriu tiesiog atsisėst, savo ramiai ir išgert savo kalėdinį kokteilį. Ar aš tiek daug prašau? Nusidekinau ranką. Kamilė blemba nesugeba gert greitai. Aš paėmiau karočią ir apsipyliau savo ranką. Kaip gera. Salomų vinėlis. Nėra nieko magiškesnio negu mokėti 15 eurų už vinėlį kalėdinį. Žiūrėkit, kada ne... Nu, ferverkai tai tiesiog... Wow. Pavalgėm pusrytukus, biški dar numigom ir jau išėjom biški paturistauti šiandieną. Nu va, Kamilė, befotkindama toji bus nutrenkta, karočią dviračio kokio. Šiaip tai čia įdomus faktas apie Daniją, ypač Kopenhagen, kad turi jie dviračių greitkelį net. Čia sužinau, kad vyksta dažnai madų savaitė Kopenhagai ir yra žinoma kaip Mišelino miestas. Jo, labai daug restoranų apdovanoti Mišelino žvaigždėmis. Ką žinau, kaip tau šitą gatvelę, man tai nieko įspūdingo, man daug gražiau atrodo tie... Man daug gražiau atrodo rūmai visokiausia negu tokios gatvelės. Bet praeit galima? Nu, praeit, taip galima, reikia praeit. Vasaros metu, kaip čia būna šilta, jie visi vietiniai plaukia šitose įlankose. Kaip kitose miestuose tai net nepagalvotum, bet čia yra, tipo, jie labai prižiūri vandenį, kad švarus būtų viską. Čia vietiniai savo maudosi, kai geras oras būna. Čia labai iš tikrųjų populiaru dar pirtės visokiausias, galėtume gal pažiūrėti kokį pirtelę. Nu, pažiūrėsim. Atvedžiau Kamilę pavalgyti. Sako valgyti, ne, atėjau aš pavalgyti. Kamilė sako valgyti, nelabai noriu. Tai jau sako makaroniukų, pasimsim jau vištytės, jau briskirčiuką, sosėdžiuką. Pasiėmėm brisket ir šonkauliukų. Varom daužyt. Kur maistas, Kamilė, prapuolė? Kažkas sakė, nenori valgyti. Nu, nieko savo. Nu, pavalgėm. Atsigert atsigėrėm. O kur toliau vakaras mumis nuveš? Nuves. Neaišku. Žiūrėkit ir pamatysit. Mes dabar varom paieškoti man ir Kamiliai šortų. Kamiliai maudimuko. Rytoj varom į sauną. Sauna, pirtelė, džakuzi. Karštas kubilas, koks ir džakuzi. Kubila, džakuzi. Nu, pažiūrėsim, kaip ten bus. O šiandieną varysim palošt pūlą. Labai toli nuėjom, Kamilė užsimanė karšto vyno su romu. Atvedžiau Kamilę į normalų barą, karočią. Su pūlu, su gėrimais, viską. Matai, jai kažkodėl čia nepatinka.
Nu, gerai, varom į kitą barą. Matai, čia poniai nepatinka. Reikia ieškoti baro, kur daug rūžavos spalvos, man atrodo. Nieko čia nebus. Miami, jo. Čia yra aikštė, streameris. Ir filmuoja tiesiog. Streaminai, jisai, karočią, kai lošia. Vakar reikia streaminti hotdogus. Žiūrėkit, kokių skirtingų hotdogų čia yra. Kas čia per nesusipratimas? Kokią ploną davė man, Kamiliai, storą dešą davė. Jau čia reikia suktis eiti tą kitą gatvelę, kur biški daugiau judesio, bet čia biški išmirė yra. Sorry, poniai, Kamiliai, karočią, nepatiko. Tu dabar vėl mane ką? Pasivaikščiot, matai. Tačiau nepatiko. Pro rajoniuką. Geriau alo. Einam dabar, karočią. Nežinau, kur einam. Kažkur. Oho, kokia įsiku. Nieko savo girdi party bautas. Nu, atėjom į Kamilės dabar gatvę. Nu, einam, patikrinsim, pažiūrėsim, kas tam per judesys. Pas mane tai biški liūdnoka gatvėj buvo, nemeluosiu. Tai gerai, kad aš neapsimetu. Nu, čia sėdėm saunėm, grušnojam, vakarojam. Kamiliukas jau antrą vinelį daužo. Eisim gal turbūt dar pasivaikščiosim, nežinau, ką mes eisim. Pabandysim gal ras kažką įdomesnį, bandysim ras kokią įdomesnę veiklą čia miestelėje, ne? Pingpongą eisim pažaisti. Bet ne tailandietišką tikiuosi. Pingpongas. Pingpong. Bet tikėkimės ne tailandietiškas. Tokių trūkų nemoku. Nu mes taip ramiai, savo, žinai, antrą kalėdų dieną, prie ugnelės, romantiškai, ramiai, bent jau po kol kas, atsiunčia draugas man video. Kamilė, žinok, man atrodo, mes biškį atsiliekam. Blemba, reikia pasikurt biškį, vyti salt. Nu ką tu, kaip gražu. Toksai. Que bonito. Biškį blūdijam mes čia per gatveles, bet iš kitos pusės gal visai nieko, nes pamatom kitokią pusę Kopenhagos. Ką? Kamilė, tai tik tai ko nori, tai tik tai karšto vyno, bet tai blemba. Kopenhaga nėra tiesiog karštas vynas. Vieną kartą sakiau, važiuojam, vieną kartą pasakiau. Taip nevažiuojam, einam valandą laiko. Nėra klausavos. Ką tu čia griaudai? Ką tu darai? Anksčiau galėjom ir be tokių varyti, bet jau gaila tas laikas jau čia. Reikia pagalbos mums su energija. Gerai, dabar šaunam
maudytis karštus kubilus. Ir į pirtelę. Ne, aš tik kubilę gulėsiu. Privačius kubilus kiekvienam. Paskui, kaip suprantu, čia vaikštinėsim ir pliuškensimės. Nežinau, kiek čia, gal nelabai filmuosiu, kaip čia visi bus išsirengę, gal žmonėm nepatinka, tai va, tik dabar atrodo viskas. Jau išsigarinę, kaip... Kubilę? Nu, nelabai karštas buvo kubilas, biški sakė, pamiršo ten įkaitant kažkas į kas turėjo. Bet šiaip visai nieko toksai experiences. Kamilė nelabai patiko, experiences man visai nieko buvo. Kubilai nepakankamai karšti buvo, tai Kamilė biški šalo. Aš tai pirtelėje pabuvau, iššokau į ledinį kubilą. Tai jo, dabar varom, pavalgysim. Ir į rūmus. Atėjom. Į konteinerius. Iš konteinerių viskas pastatyta. O, kokie. Nu, aš tai ieškau dešrainio. Nu, mūsų steiko sumuštinukas. Burgeriukas, Kamilės, čia su ko čia? Čipsiukai. Bet kokie čipsiukai? Ne, čia kiaulės. Su kiauliuku. Oda. Su traške kiauliuko oda. Skūra. Kiauliuko skūra. Su kiauliuko skūra čia. Kaip čia valgyt? Ir bulvytės. Gerai, varom valgyt. 1-2 įveikta. Varom toliau. Desertaus mane pasimt. Tu nenorėjai? Bakst. Krenta. Gerai, ne? Aš nebūčiau pagalvojus, kad uogienė su tuo gerai eina kartu, ne? Nesiverčiu, kažkaip man lietuvių kalba. Pažiūrėsim, kaip vidus atrodo. Liepė va tokius užsidėt, kad čia neprivaikščiotum su šudinais batais. Vienintelė pasaulio vieta, kur po vienu stogu veikia visos 3 valdžios šakos. Žinai šitą? Aš tai ne. Nus geras. Kai ko nesupratau. Aš esu su šitom kojinėm. O kodėl jie be kojinių? Nesąmonė. Karališkos patalpos dar vis naudojamos šiandieną, žinai? Visos 3 valdžios šakos tai yra parlamentas, ministras, pirmininkas naudojasi šiais rūmais, aukščiausias teismas irgi. Ir karališkasis teatras čia yra. Pavyzdžiui, man tai iš karto labai įdomu, kas čia per knygos visos. Bet šiais laikais iš tikrųjų galima labai paprastai išsiaiškinti. Žiūrėk, padarai nuotrauką, atidarai ChatGPT. Kas čia per knygos? 16-17 amžiaus dauguma knygų. Karališkosios kolekcijos. Kas per kolekcijos? Teisė, politika, filosofija. Dabar žiūriu iš tikrųjų, kaip ir vakaras į pabaigą artėja. Buvom dar vienoj tokiai bažnyčiai labai dideliai. Labai įspūdingai atrodo. Tai greit šokam į metro, ten per 10 minučių turėtume būti vietoj, pasivaikštom, pam, sukertam hotdogą, bam, ir bus Kopenhaga užskaityta. Bam. Įspūdingai atrodo.
ką, viskas, ne, man atrodo, mūsų kelionė Kopenhagoje pasibaigė. Laikas vyniot namo. Laikas keliaut namo. Ir susitiksim kitoje kelionėje.